Švietimo ir mokslo ministerijoje ovalioje salėje pagerbti ir apdovanoti vasarą universiadoje Kinijoje medalius iškovoja mūsų šalies sportininkai ir jų treneriai. Pagerbime dalyvavo Lietuvos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Stepanavičius, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Klemensas Rimšelis, Kinijos ambasadorius Lietuvoje Tong Mingtao, premjero patarėjas Raimondas Alekna, Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentas Česlovas Garbaliauskas ir kiti garbingi svečiai. Žvelgiant į dar neįkrėsusius įspūdžius, nors ruduo jau įsibėgėja, gerai, kad turime tokią progą šiandien pagerbti ir apdovanoti jūs, kurie rugpjūčio mėnesį daugeliui atsipalaidavusių lietuvių priminė apie tai, kad vasarą vyko tikrai sveikiniai renginiai. Šiandien vykusioje universiadoje mūsų šalies sportininkai iškovojo 13 medalių, 5 aukso, 5 sidabro ir 3 bronzos. Tokia apdovanojimų gausa leido Lietuvai užimti 13 vietą tarp daugiau nei 150 šalių dalyvavusių žaidynėse. Vasaros universiados dalyviams įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanos. Šios varžybos buvo pačios svarbiausios ir galbūt netgi šiais metais pačios sunkiausios, todėl kad ir kamavo šiokios tokios traumos ir klimato sąlygos tenais buvo nekokios, ta prasme buvo labai karšta, drėgna ir taip toliau. 5 valandos skirtumas buvo. Tai va viskas suvedus, sakyčiau, kad varžybos tokios pačios sunkiausios ir tą medalį buvo pakankamai sunku laimėti. Sidabro medalį iškovojusi sportininkė neslėpė, kad šis sezonas buvo pakankamai geras, tačiau dabar metas ruoštis bene svarbiausiam startui – Londono olimpinėms žaidynėms. Mes ruošiamės Londono olimpinėms žaidynėms, o žiemą aš šiaip su treneriu kiek šnekėjom, tai Daugiakovės galvojam neiti, o ruoštis grinai Londono olimpinėms žaidynėms. Pasidžiaugęs itin gerų rezultatų kūno kultūros ir sporto departamento direktorius Klemensas Rimšelis Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentui Česlovui Garbaliauskui įteikė piniginę premiją, kuri skirta rinktinės nariams ir siekia 153 750 litų. Tomas Tarmanskas, Viktoras Tardajevas, Sport 1 žinios + Vilnius.